visokiam apsikrovės simai, lekiame su taim, su mano ištikimu žirgu. Ne tik lasdą turiu, čia ne lasda, yra gulščiukas, kurį tenka panaudoti, bet ir tokį prietaisą yra. O vat geras klausimas, kas čia yra toks. Čia yra toks prietaisiukas, kuris matuoja plyšiukus. Tai yra, tu jį įkiši į plyšelį ir matai, va čia va milimetrai surašyta ir matai, ar leistinuose normose plyšiukas ar neleistinuose. Nes labai dažnai būna tenka susidurti su statybininkai, kurie sako, kas čia per plyšiukas, įkiši jų ir matai, kad 5 mm. Ir viskas, ir nėra ginčo jokio. Toliau mes turime prietaisą, tai matuoklę, puikiai matuoklę, bet turiu labai gerą prietaisą, kurį gavau kaip padėką už gerą darbą. Ne kyšį tikrai, bet gavau iš vieno kolegos darbą. Šiuolaikinis atstumų matuoklis. Aš galvojau, kad alkotesteris tu čia žinai. Ne, čia yra lazerinis matuoklis, matuoja atstumus labai puikiai. Gali ir kubatūrą, ir kvadratūrą gali sumatuoti, nes koks mūsų darbas techninių prižiūrėtų. Mūsų darbas tikrinti faktą. Samatoj parašyta, kad išbetonavo ten, daleisim, 200 kvadratinių metrų grindų. Nu ir tu matuoji. Naudoji spec priemonės. Tai yra metrą paprastą, metrą lazerinį. Su lazeriu ne visuomet eina. Fainas, geras dalykas, labai paspartina, bet, pavyzdžiui, kai šviesų, tai arba turi laukti nakties, arba naudoti mechaninius prietaisus. Simai, spėk, kur mes randamės, ar atpažinsi šitą vietą? Tai va, pristatau, būsima gamykla, apie kurią mes šnekėjome, buvo primiršta, reportažų nedarėme. Startas įvyko, buvo parinktas rangovas, užtruko šiek tiek laiko, kol susidėrėjom, nes buvo labai tokios intensyvios dėrybos, nuo A iki Z vedžiau tas dėrybas. Ir dabar mes turim, ką turime, pradėtus daryti žemės darbus. Yra klojami inžineriniai tinklai, ruošiami pagrindai, klojamos geotekstilės, sustiprinimo tinklai specialūs visiems pagrindam. Nu ir planuojam, kad Liepos pradžioje pradėsime pamatus daryti. Ir tai gražiai mūsų gamyklai galim pasivaikščioti. Tai čia dar likęs yra viešinimo stendas, va taip pat jinai turėtų atrodyti. Ta mūsų gražioji Leadhead gamykla. Šitame projekte aš dalyvauju nuo pat pačios pradžios. Tai yra, realiai užsakovai nusipirko žemės sklypą ir tada mes sukirtom ir aš juos vedu visais tais statybų labirintais. Tai yra projektuotojo parinkimas, konkursavimas, rangovo parinkimas, nu ir dabar pati statyba. Tai jeigu sugalvoju atstatyti kokį didelį statinį, kreipkitės, visuomet padėsiu. Nebūtina mane samdyti, bet galiu pakonsultuoti, nes tikrai praktikos bagažas yra sukauptas didžiulis. Gamybiniai pastatai, daugiabučiai, turizmo sveikatingumo centrai. O Jėzus, nu kas šunį pakels uodegą negu pats šuo. Geotekstilė yra dažniausiai naudojama sluoksnių atskirimui, kad nesusimaišytų. Pavadinkim, čia dabar nukasta iki molio, yra užklojama geotekstilė ir pilamas smėliukas. O tas tinklas dėl konstrukcijos stabilumo naudojamas iš esmės. Duoda tamprumą, ta prasme, kaip tinklas. Pilnai sumėgstas konstrukcijai visai. Per liūtis tik jį iškasėm iki molio, molis juk nesugeria vandens. Tai buvo ežeras, net per tą savo auksinę akį užsakovai juokėsi, sako, ežerą atsikėsim. Bet dabar to ežero jau nebeliko, iš esmės yra formuojami sluoksniai, tai yra molis, ašas yra šalčio atsparus sluoksnis, paskui skalda būna ir paskui acijos ir jau konstrukcija, pavadinkim, ar asfaltas, ar trinkelės. Ir sakau, tu progresą matysi kas mėnesį, jeigu mes filmuosime, tas progresas bus akivaizdus. Yra tam tikri momentai. Kaip pavyzdžiui, vienas momentas, jeigu didesnė statyba yra, dažnai darė lemiamą žodį ir bankas, finansuotojas. Nes bankas pasako, ne mažiau 70 darbų procentų turi atlikti vienas rangovas. Ir gaunasi, kad tada jau linkstama prie generalinės rangos būdo. Aš vadinu generalinė ranga, tai yra, kai vienas pagrindinis rangovas ir jisai susamdo rangovus. Tie gali ten subrangovus. O antras būdas, apie ką buvo klausimas, tai yra rangos būdu. Kai tu samdai atskiriem darbam savo srities specialistus. Šitas būdas yra geresnis tuo, kad vienas generalinis rangovas visko pats nedaro, realiai jisai persamdo. Tai tu gauni, pavadinkim, tarpininką. O čia tu gauni tiesioginės rankas. Jeigu tu samdai atskirus rangovas atskiriem darbam, tai jie bus savo srities profesionaliai specialistai. Tai tu gauni
gal pavadinkim, patikimesnį tą produktą ir neturi kažkokio tai tarpininko, bet atsiranda administravimo klausimas. Tai aš asmeniškai rekomenduočiau užsakovui rangos būdą, bet tada turėtų būti tam tikra komanda, tokie specialistai kaip aš ar kitas kolega, kuris vestų tą projektą. Nes pats užsakovas, jeigu tu nesi statybininkas, tai tikrai nelaikas, labai brangios pamokos kainuoja. Į šitą klausimą du atsakymai. Ta prasme, gali būti ir taip, ir kitaip. Reikia įsigryninti, ko užsakovas nori. Aš kaip sakau, kad užsakovas diktuoja specifinius kriterijus, nes vienam užsakovui labai būna svarbu kaina, kitam kokybė, kitam ir tas ir tas. Šiuo atveju konkrečiu tai buvo keli aspektai. Tai yra vienas iš aspektų rangovo patikimumas, kad nebūtų rangovas kažkoks tais naunėjiminis, turi turėti bagažą, patirtį, buvo nemažai susitikimų, bendravimų su vadovybė, kas darys tą projektą, kas prižiūrės. Ir buvo diskusijų nemažai mūsų vidiniam rate, diskutavom pliusus, minusus, kainų palyginimai. Ir mes daėjom iki tokios ribos, kai paskutinių kelių finalistų pasiūlymai labai artimi buvo. Realiai kaina jau nuėjo tada į antrą planą. Ir rinkomės pagal patikimumą, pagal patirtį, suvokimą, kaip planuoja tos darbus. Turėjo realiai save rangovai apginti. O koks garsas, statybų garsas, nereikia net muzikos. Renkantis rangovą, mes net juokaujam, kad rangovas per konkursą būna kaip jaunikis per vestuvės. Nu viską pažadės. Ne, iki vestuvių, gal ne per vestuvės. Per vestuvės, kai jau kontraktą pasirašai, tai jau įvyksta vestuvės. Bet iki vestuvių viską padarys. Ir tą padarys, ir aną padarys. Labai reikia atsakingai tą dalyką pažiūrėti, netikėti tuščiais pažadais, turi būti pagrįsta, motyvuota, nes reikia suprasti, kad nieko už dyką gyvenime nebūna. Tai dažnai būna užsakovai padaro klaidą iš praktikos, pasakyti, kad žiūri pagal paskutinį skaičių. Būna tokių momentų, kad praleistos eilutės, dar kažką tu atrodo žiūri tą paskutinį skaičių, wow, kaip pigiai ir gerai. Pasirašai kontraktą, o paskui rangovas sako, žiūrėkit, mėlyjei, neįeina tas, neįeina tas, neįeina tas. Ir tas, kuris būna antroji vietoj, tampa pirmoji vietoj. Tai iš esmės analizė labai svarbu. Rangovo reputacija vienas iš esminių aspektų. Nes kaip ir šnekėjom apie meistrus, labai svarbu ir atgalinis ryšys iš prieš tai buvusių statytojų. Nes turiu praktikos su tokiais rangovais, kai pats asmeniškai skambini prieš tai buvusiam užsakovui, jisai sako, viskas faina, atsiskaičiau, viskas gerai, bet daugiau nesamdysiu ir nerekomenduosiu. Tai reiškia, tai tave pastato į tokią poziciją kaip užsakovą, kad belieka verkti ir mokėti. Verki, kad kodėl jūs iš čia reikalaujate, iš čia pinigų, bet belieka tik susimokėti, nes vidury barstos niekas arklių nekeičia. Šitam objekte mes turim GoldenEye ir užsakovas stebi labai šiaip neblogas dalykas. Galima identifikuoti, ar dirba, nedirba, kiek dirbo rangovas. Čia mane atpažins ir va, prašau, aš turiu savo telefone, aš viską matau. Šita kamera ne tik dėl kontrolės yra, bet mes planuojam, kad jinai timingą darys. Tai prasme, sulėtinimą, per minutę pamatys, sugreitinimą pamatysim, kai buvo pastatytas objektas. Planas šitam objektui yra 10 mėnesių, tai startą turime birželio pradžia, tai suskaičiuojam 10 mėnesių ir po 10 mėnesių užsakovas įsikurs. Aš priduosiu šitą pastatą valstybiniai komisijai ir mano misija baigsis, teks ieškotis kito projekto. Tai turėkit omeny potencialūs užsakovai, kad liko 10 mėnesių.